Labas vakaras, mėly FC Vova komandos gerbėjai. Jūs žiūrite laidą Oi FC Vova. Šį vakarą matysite praeitų rungtynių analizę. Na, neįtikėtina. Rubrika kartu būsimų varžybų anonsų, taip pat Gretos prognozės. Taigi grįžtame į studiją St. Paule. Pirmasis šio vakaro reportažas iš saulėtų Fabijoniškių, kur pirmadienį susitiko švaros, tai yra futbolo broliai ir FC Vova. Gerą žiūrėjimą. FC Vova rungtynės pradėjo sekančios sudėties. Andrėjus vartose, Antanas, Saša, Artiomas ir Marius gynyboje, Džonas, Ignas, Nikita viduryje, Edgaras ir Adė iš kraštų ir Dominikas atakas Maigalyje. Taip pat ant suoliuko Ricardo, Donatas, Žilva, Erikas ir kiti žaidėjai. Kągi Vova iš karto pradėjo ataką ir štai. Kampinis. Pavojinga situacija prie varžovo vartų. Kągi, lauksim pirmojo Vovos įvarčio. Štai įvartis! 1-1. Smūgis dievui į langus. Ir Ignas bėga į keitimą. Ir Nikita vietoj Igno. Na štai čia vėl stebime pavojingą smūgį, bet nepavyko. Nebuvo įvarčio. Teisingai, nebuvo įvarčio. Na čia grubiai griaunamas Džonas. Baudos smūgį atlieka Nikita, bet nesėkmingai. Na ir paskutinis mūsų momentas. Ko gero, niekam nereikia aiškinti, kad smūgį atliko Ryčka. Tai tiek. Rungtynės pralaimėtos 1-3. Taigi ir vėl sugrįžtame į studiją St. Paule ir sekantį mūsų šios dienos rubriką Ką tu, kurioje svečiuojasi Matas. Sveikas, Matai. Sveikas. Ką tu? Nieko čilinu, ką pat. Aš esu LT žurnalistas, norėčiau porą klausimėlių. Be abejo, visą laiką. Ar žiūrėjai vakarykštės? Nu, yra savi pliusai, savi minusai. Čia kaip ir visur. Tai pliusai vien tik dėl to, aš manau, kad ta pati jų idėja gan high-tech, kad galiu eiti link namų ir žiūrėti FC Vova per telefoną. Manau, čia kaip geras pliusas, bet Hebra galėtų biškį garsinti. Kažkaip, kad daugiau papasakoti, kas vyksta. Nes gal galia buvo daug klapų. Na ir galiausiai aptarkime būsimas rungtynės su Trakais. Kibinų miesto komanda šiuo metu D divizione užima pirmąją vietą. Į statybininkų rengimo centro stadione trakiškiai atvyksta iškovoja visas 6 pergales. Varžovų komandai labiausiai išskirščiau Justiną Zagurską, kuris muša maždaug po 2 įvarčius per kiekvienas rungtynes. Tai Vovos gynybai reikės paplušėti. Na, bet mes savo ruožtu turime praktiškai visada iššaunantį Rudzę. Ir jeigu mūsų 10 numeris bus dar šiek tiek tikslesnis rytoj, viską galima tikėtis. Tad lauksim Kibinų ir Vovos pergalės. Na, o dabar pažiūrėkime, ką apie rungtynes galvoja mano orakulė Preta. Tuo šią laidą ir baigsime. Ir pasigendu aš dar vieno dalyko, aš čia dabar čia nutraukiu. Biški tribūna kažkur ten, nežinau, vis tiek viską žiūrėjau, kažkaip neišgirdau Hebra. Ten ateina kažkas, neateina.
Ateina, bet gal nepadainuoja, nežinau. Aš irgi negirdėjau kažkaip. Tai manyčiau, kebra, čia tik tiesiogiai visiems. Davai, reikia garsų, kaip gydo mūsų. Aš čia, žinot, mes gal čia kitose salynuose, bet mes taip parėkėm, manau. Nu.